Tai sveiki visi, labas vakaras. Smagu, kad radot laiko sekmadienį vakare prisijungti. Žinau, kad ir įspūdžiai po varžybų, vaikų rezultatai džiugina turbūt, nes mačiau, Marina dalinasi pasiekimais, medaliais ir smagu, kad susirinkot. Tai šiandieną noriu pristatyti jums dietistą, visuomenės sveikatos specialistą Joną Lapinską, kuris jums duos informacijos tikrai labai svarbios, kaip vaikams, sportuojantiems vaikams pasiekti rezultatų, turėti imunitetą, kaip atsistatyti po varžybų, kaip pasiruošti varžyboms ir visada turėti energijos ir būti sveikiems. Tai klausykit įdėmiai, imkite į save visą informaciją ir pritaikykit pagal galimybės, kiek tik tai gali. Tai Jonai, nežinau, jeigu Marina dar gali. Marina, ar tau yra galimybė? Jo, sveiki visi. Atsiprašau, kad be kameros, sako, mes čia su Austina kartu dalyvaujam po varžybų, ilsimės. Tai norėjau trumpai pristatyti Joną ir iš vis, kodėl mes čia susirinkom ir šnekam. Šiaip jau iš anksčiau mes su tėveliais daug diskutavom, dalyvavom ir rašiau jaunojo plaukiko ir sportininko vadovą ir sakiau, kad mūsų vaikams tikrai neužtenka vitaminų, mineralų iš maisto, nes maistas nėra toks geras kaip prieš 100 metų ir tie vaikai nebūtinai viską valgo. Ir labai daug su tėvelis bendravom dėl vitaminų ir papildų. Nu, tiesiog buvo antplūdis skambučių ir laiškų ir visi prašė tuos vitaminus, mineralus parinkti su nuorodom, duodavau nuorodas, tai tėvam buvo sunku surinkti visą krepšelį iš skirtingų vaistinių, kai kurie papildai Lietuvoje nerandami, tai reikėdavo užsakinėti. Tai galiausiam rezultate viena mama pasakė, žinai ką, aš jau absoliučiai viską nustojau pirkti, nes aš jau negaliu vieną daiktą iš vienos vietos nupirkti, kitą užsakinėti reikia, atkeliauja, viską suvartojam, vėl užsakinėti, muitai ir taip toliau. Tai pradėjom ieškoti, ką tokio gero ir kokybiško mes galim gauti čia pas mus Lietuvoje, be kažkokių tai labai sudėtingų užsakinėjimų ir kad nereikėtų rinkti po visą miestą ar po visą Lietuvą. Tai vasaros pradžioje pasidomėjom Zinzino produktais, bet jum nieko nepasakojom, nereklamavom, nes buvome užsakę visą dėžę visokių papildų, virš 200 000 eurų išleidom ir vartojom patys. Tai mano vargšas vaikas, jis irgi yra sportininkas, bet kadangi jau man yra po ranka, tai visada toks kaip bandomasis triušis, tai kiekvieną dieną šįvarį dabar vartosim šitą, dabar vartosim šitą ir kitą. Tai vat Jonui kaip tik pasigiriau, kad labai žymiai pagerėjo rezultatai, visur nubraukė savo sekundės, visur išėjo į pirmas pozicijas ir aišku, sunkus darbas ir režimas ir visa kita, bet manau, kad ir papildų indėlis irgi labai didelis. Ir čia visos šitos mano emocijos yra ne tik subjektyvi nuomonė, bet ir objektyviai vertinti rezultatai, nes Zinzino turi testus, kur galime pasidaryti prieš papildų vartojimą eigoje ir po ir pamatyti rezultatus, kaip kinta. Tai vat tie testai iš tikrųjų atskleidė, kad kiti maisto papildai, kurie buvo vartojami, jie neturėjo įtakos organizmui, nes rodikliai nekito, kol nepradėjom vartoti Zinzino. Tai tada ir vat Jonas papasakos daugiau apie tą vertinimo visą skalę ir kaip atsekti progresą. Tai
kažkaip va tai vasaros pabaiga, kai mes ištestavom tuos visus papildus, nu, sakau, jau galim drąsiai mes rekomenduoti ir kitiem vaikam, nes tikrai yra rezultatas. Ir tuo metu, kai aš jau buvau pasiruošusi dalintis Zinzino produktais su jumis, mes užmezgėm ryšį su Daiva ir su Jonu ir supratom, kad galim ne tiktais turėti naudą sau, bet ir Nemunui, nes kiekvieną produktą įsigytą per Zinzino, žodžiu, Nemunas gaus tam tikrą procentą atgal. Rėmimą, Tai rėmimą, taip. jo, Jonas papasakos, kaip tas kodas galioja, bet ir aš jau dabar savo paskyroje matau, kiek aš sau užsakiau, kiek užsakiau savo vaikui ir kiek iš tų pinigų atkeliavo atgal į Nemuno sąskaitą, tai kaip ir jum atgal. Tai galbūt tokia įžanga trumpa ir tada perduodu estafetę Jonui ir Daivai. Tai ačiū labai, ačiū Marina už tavo išsibandymus ir už tai, kad patikėjai mūsų sprendimais, kuriuos mes turim ir išsibandėjai ir pamatėjai rezultatus. Nu, aš noriu tik tai dar truputėlį paminėti šiek tiek, kad turim patirties su profesionalais sportininkais ir patirties turime daug. Aš pats asmeniškai 14 metų bendradarbiauju su šitą įmonę ir matau didžiulius rezultatus, dirbam su profesionalais sportininkais. Lietuvoje vienas iš žymiausių tokių sporto klubų, su kuriais dirbam, tai yra mūsų krepšininkai, Lietuvos Žalgiris, Kauno Žalgiris. Keletą metų balansavom 19-20 Lietuvos krepšinio rinktinę. Ilgus metus dirbam su plaukikais, taip pat Matakas plaukikas yra mūsų ambasadorius, taip pat įvairiausių kitų sporto šakų atstovų, kickboxingas Sergejus Labojov, tokie žinomesni žmonės, ambasadoriai, kurie ilgą laiką jau naudoja. O pasaulio atletai įvairiausių sporto šalių, įvairiausių sporto klubų ir plaukimo taip pat atstovai tikrai įvertinę šitus produktus ir mato jų rezultatus. Ir aš dabar papasakosiu truputėlį apie tai, ką mes čia tokio galim sukurti jum, jūsų šeimai, jūsų vaikam ir kokį rezultatą jūs iš to galite. Nes turbūt reikia suprasti tai, kad svarbiausia tai, kokį rezultatą mes gauname ir kai mes gaunam teigiamą rezultatą, mes tada suprantam, dėl ko mokėjom pinigus. Nes šiaip, kaip pamatysite, galbūt ir savo patirtimi, ne visi produktai veikia, ne visi papildai veikia ir tai susijęs su tam tikrų mūsų kūno fiziologinių procesų eiga. Pavadinau temą maisto medžiagų ir papildų įtaką sportuojantiems vaikams, nes, sakyčiau, tai yra mūsų ateitis, mūsų kartos ir labai labai svarbu suvokti procesus, kurie vyksta mūsų gyvenime jau dabar, tam, kad galėtumėm juos keisti savo gyvenime. Tai trumpai, jeigu apie save, aš esu dietistas, baigiau Vilniaus universitete visuomenės sveikatą, konsultuoju privačiose sveikatos klinikose, kraujotakos ligų ir onkologijos klinika Angion, taip pat GOK klinika, grožio ir odontologija, kuriame padedu spręsti žmonėm, kaip maistas ir maistinės medžiagos gali padėti spręsti įvairias sveikatos būkles, kaip gali pagerinti įvairias sveikatos būkles. Taip pat esu edukatorius, esu lektorius, skaitau paskaitas gydytojams kvalifikacijos kursuose, išsėtinės sklerozės asociacijoje, artrito asociacijoje, onkologinių susirgymų asociacija, POLA taip pat. Taip, kad mane galima rasti ir YouTube mano paskyroje ir pasiklausyti įvairiausių mano skaitytų paskaitų visuomeniai, taip pat televizijos laidose. Na, eikime prie mūsų šiandien dienos paskaitos. Nepaslaptis turbūt, kad mes vaikam ir suaugusiem vis kaip sveikatos ministerijos rekomendacijom turim tam tikrus energijos poreikius ir energijos kiekius. Ir pagal šitus energijos kiekius, jeigu kartais dabar nespėsite užsirašyti arba atkreipti į savo vaiko amžių ir tas kalorijų kiekius, visą laiką galima bus peržiūrėti šitą video, nes mes jau pasidalinsim su jūsų grupe ir galėsite į tai atkreipti dėmesį. Ir nežinau, ar jūs namuose skaičiuojate kalorijas ar ne, tačiau į tai reikėtų atkreipti dėmesį, nes ta mityba turi didelį įtaką ir kaip mes jausimės, ir kaip mes sporte jausimės, ir kaip mes jausimės gyvenime.
Ir reikia atkreipti dar papildomai dėmesį, kad sportuojant mums energijos reikia daugiau. Maždaug 20–30% daugiau, priklausomai nuo fizinio krūvio. Ir jeigu atsižvelgiant į treniruočių trukmę, į treniruočių intensyvumą, bet taip vidutiniškai skirstoma mėgėjai, vidutinio intensyvumo sportuojantis arba tiesiog visuomenė, maždaug turėtų gauti 30–35 kilokalorijas 1 kilogramui kūno masės kiekvieną dieną. Na ir jeigu tas treniruotės jau pas jūs siekia 5 kartus per savaitę arba dar daugiau netgi kartų, tada jau jūs esate profesionalų sportininkai ir jau reikalinga speciali dieta. Aš manau, Marina jums tikrai skiria nemažai dėmesio ir galbūt patarimų, kuo reikėtų maitintis. Tai truputėlį šiandien aš taip pat apie tai pakalbėsiu. Ir tai turėtų sudaryti apie 40–50 kilokalorijų, kartais net daugiau, priklausomai nuo fizinio aktyvumo. Pagrindinis energijai skirtas šaltinis yra angliavandeniai. Tik tai reikia juos suprasti, kad jie skirstomi į 2. Į tuos, kuriuos mes rekomenduojami ir tų, kurių reikia vengti. Tai labai dažnai visuomenėje skamba taip, kad angliavandenių reikia vengti, nes ten yra blogis. Iš tikrųjų, tai perdirbti maisto produktai, kuriuose yra pridėtinio daug cukraus, tikrai yra tie, kurių mums reikėtų vengti. Tačiau tų, kurių reikėtų kiekvieną dieną būtinai gauti, nes iš angliavandenių mes gaunam greičiausią energiją, jinai greičiausiai virsta gliukozė ir dėl to mes gaunam efektyvumą labai staigų. Dėl to mums labai svarbu juo maitintis, tai yra pilnaverčiai grūdai, avižų dribsniai gali būti, ten ir kiti, daržovės, vaisiai. Tai, sakyčiau, labai svarbius maisto racionas ir reikėtų neužmiršti, kad kiekvieną dieną nuo 5 iki 10 porcijų mes turėtumėm gauti angliavandenių. Tai yra su kiekvienu maistu nepamiršti sunaudoti. Kas yra porcija, tai maždaug sauja. Jeigu įvertintumėm saują, tai maždaug taip tinkamas kiekis būtų 10 saujų, bet jau ne mažiau kaip kokios 5 saujos, tai tikrai. Ir tai būtų minimalus kiekis. Baltymai, aišku, labai svarbus, reikalingi nuo 1 iki 2 gramų maždaug baltymų kūno masės, kilogramui kūno masės. Reikėtų rinktis galbūt liesesnius baltymus, tai yra liesesnė mėsa, ten ar vištiena, ar kalakutiena, ar triušiena. Įvairios žuvis, rekomenduotina, aišku, kad tai būtų geriau laukinė žuvis. Šitos mėsa ir žuvis jos lengviausiai įsisavina, sakyčiau, lengviau įsisavina negu, pavyzdžiui, grybų baltymai, taip, iš grybų, kurie įsisavina pakankamai sudėtingai. Tačiau labai kokybiški ir mums reikėtų nepamiršti taip pat ir ankštinių augalų pupelių, lęšių, kiaušiniai, pieno produktai, ypatingai tie, kas gali valgyti pieno produktus. Ir aš žinau, kad šiais laikais ne visi gali valgyti pieno produktus, tai siūlyčiau atkreipti dėmesį tiem, kas netoleruojate pieno dėl to, kad, pavyzdžiui, ten laktozės netoleruojate, taip, arba jaučiate alergiją dėl pieno baltymo kazeino, yra toksai A1 kazeinas, nuo kurio dažniausiai yra alergijos. Tai šiais laikais jau yra pienas, kuriame nėra laktozės, arba tiesiog įdėtas fermentas, kur suskaido laktozę, tam žmogus, kuris netoleravo, gali naudoti ir jį toleruos tada tokį pieną. Ir taip pat yra pienas vadinamas A2, kuris tinkamas tiem, kurie buvo alergijos nuo kazeino A1 baltymo. Tai A2 pienas skirtas tiem, kas alergiški buvo pienui ir, sakyčiau, ypatingai jauname amžiuje, kai vystosi mūsų kaulų sistema, raumenynas, tai yra puikus baltymų šaltinis ir puikus kalcio šaltinis ir dėl to reikėtų turėti taip pat racione šitus maisto produktus. Ir riebalai būtini sveikatai, apie 30% turėtum kalorijų gauti ir labai svarbu nepamiršti, kad riebalai skirstosi į skirtingas grupės. Aš dabar galbūt nevardinsiu visų tų grupių, galima pasidarius testus sužinoti faktiškai riebalų balansą, riebalų santykius, kokių yra riebalų, bet riebalai yra 4 grupių. Sotieji riebalai, kurie sutrikdo medžiagų apykaitą, jeigu jų yra per daug. Tada yra omega-6 riebalų rūgštys, kurios dalyvauja uždegimo reakcijose ir jeigu jų yra per daug, prasidės problema, kai bus lėtinio uždegimo vystymasis. Tada yra omega-9 riebalų rūgščių grupė, kurie gerieji riebalai, kurie gerina cholesterolio lygį, gerina kraujotaką, elastingumą, medžiagų apykaitą gerina.
Ir yra omega-3 riebalų rūgštys, kurios yra tiek sausumos, tiek jūrinės kilmės, tai ypatingai jūrinės žuvys. Jeigu iš sausumos, tai graikiški riešutai, miško uogos, linų, kanapių, rapsų aliejai. Tai, sakyčiau, šitos visos grupės labai svarbios, o čia, kurios surašytos, alyvuogių aliejus, riešutai, sėklos, riebi žuvis ir avokadai, tai yra tie gerieji riebalai, kuriuos reikėtų koncentruotis kiekvieną dieną, nors po kažkokį tai kiekį gauti šitų riebalų. Tai yra tinkami, teisingi tie riebalai, kurių labai svarbu gauti. Na ir taip pat ypatingas svarbus momentas, tai yra vanduo. Kiek vandens išgeria mūsų vaikai, ypatingai kurie fiziškai daug sportuoja. Ir tai yra ypatingai svarbus momentas, kad mes prieš treniruotę turim reguliariai gerti, hidratuoti. Yra daug mokslinių studijų, kur parodyta, jeigu sportininkas nori pasiekti gero fizinio rezultato, jeigu nori, kad jo smegenų veikla gerai funkcionuotų, jam reikia pakankamai nemažai gerti vandens. Taip pat, kad funkcijos širdies kraujotakos veikla būtų gera, kad medžiagų pasisavinimas, toksinų pasišalinimas būtų geras, reikia būtinai naudoti pakankamą kiekį vandens. Ir netgi treniruotės metu. Ypatingai treniruotės metu atrodytų, plaukikai yra pastoviai vandenyje, atrodytų lygtais ten aplinkui vanduo ir kaip ir nereikėtų. Iš tikrųjų reikia, nes mūsų kūnas sunaudoja šitus resursus ir mums būtinai reikia 15-20 minučių truputėlį atsigerti vandens. Jeigu ten treniruotė, ypač jeigu jinai yra ilgesnė. Ir būtinai reikia atstatyti elektrolitų balansą, vartoti vandenį taip pat po treniruotės. Ir tikrai reikėtų, kaip jau kalbam, jeigu apie profesionalų ugdymą sportininkų, arba kad ir paprastai mėgėjų ugdymą sportininkų, vis tiek reikėtų suprasti, kad geriau nenaudoti gazuotų, saldintų gėrimų. Vanduo yra pats geriausias skystis, kurį reikėtų mums naudoti. Tačiau po sporto, kadangi fizinio aktyvumo metu sunaudojami tam tikri medžiagos, kalis, magnis, natris, jos gerai būtų praturtinti ir papildyti. Dabar mes visą laiką susidurim su tokia dilema, maitinamės gerai ar ne visai. Ir štai čia yra iš tiesų toksai sudėtingas klausimas, nes teisingai parinkta dieta, jinai padidina fiziologinio organizmo prisitaikymą treniruotę. Ir jeigu mes neparenkam tinkamos dietos, tinkamų kalorijų kiekio, tinkamo maistinių medžiagų kiekio, įvyksta deficitinė dieta ir jeigu trūksta tų maistinių medžiagų, atsiranda bėdos. Ir atsiranda bėdos su raumenų masės mažėjimu, jėgos sumažėjimu, kaulų tankio gali sumažėjimas, susižeidimų, ligų tikimybė, traumų tikimybė didėja. Imuninės sistemos sutrikimas ir ypatingai kuo didesnis fizinis krūvis ir jeigu maistas pakankamai skurdus, galbūt jūs pastebėjot prieš sudėtingas jau varžybas, kur labai intensyviai ruošiatės, labai dažnai vaikai susirga. Ir ne tik vaikai, bet ir visi sportininkai iš tikrųjų, nes tas didelis fizinis krūvis išsekina organizmą. Dėl to reikia labai paskatinti imuninės sistemos aktyvumą ir šiandien kalbėsiu apie tos papildus. Atrinkau tokius, sakyčiau, perliukus, kurie labai svarbus būtų sportininkui, kuriuos jūs galėsite įvertinti. Na ir taip pat jeigu netinkamai parinkta mityba, aišku, tai yra persitreniravimo tikimybė, tas toksai perdegimo sindromas, kai jau nieko nebesinori ir taip irgi dažnai atsitinka. Ir kaipgi yra iš tikrųjų, vėlgi tas klaustukas, ar mes čia tinkamai maitinamės ar ne, aš visą laiką keliauju per istoriją. Jeigu mes žinome mūsų praeities istoriją arba dabarties istoriją, jeigu mes žinom ir įsigilinam į dabartinę situaciją, mes galim suvokti, dėl ko atsitinka tam tikri sutrikimai ir dėl ko atsitinka tie nukrypimai nuo normos, tų maistinių medžiagų trūkumai. Visų pirma, tai matome skaidrę, dešinėje pusėje surašytos šalys, kuriuose įvertinti kažkokie tai skaičiukai. Tai parodo, kiek žmonės išleidžia pinigų itin perdirbtą maistui Europos Sąjungoje. Ir kaip matot, lietuviai 26% savo pinigų išleidžia perdirbtą maistui, amerikiečiai apie 80%, Jungtinėje karalystėje apie 50%. Ir tai yra
tragiški skaičiai, kuriais mes maitinamės, nes pagreitėjo tas greito maisto užsisakymai, Woltas, Boltas ir kitos paslaugos, kurios suteikia mums maistą čia ir dabar labai greitai. Žmonės dėl įtempto darbo tempo vis mažiau maisto gamina namuose, daugiau jį užsisako, valgo kavinėse, valgyklose ir su tuo maistu mes gauname tikrai mums nereikalingų visiškai maisto priedų. Ir plus aukštoje temperatūroje paruoštas maistas, jame sudenga cukrai ir riebalai, kurie išskiria tam tikras daleles, tam tikrus toksinius tokius junginius, kurie greitina senėjimo procesą ir skatina uždegiminius procesus. Dėl to, kuo daugiau valgoma tokio maisto, tuo sutrinka tiek žarnyno funkcijos, tiek ir organizmo funkcijos, imuninė sistema ir panašiai. Taip, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Tačiau, aišku, mes turime socializuotis ir galbūt nuėję į gimtadienį, neturėtumėm versti savo vaiko nevalgyti kažkokio vieno ar kito produkto, tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai būtų labai labai retas, kad tai nebūtų kiekvienos dienos maisto produktų. Tai čia buvo viena problema. Antra problema didžiausia pasaulyje yra ta, kad dėl žemės nualinimo sumažėjo mikromedžiagų kiekiai. Ir turbūt neleisite sumeluoti, atėjo ruduo, ateina žiema ir mes žinom, kokio skonio daržovės ir vaisiai mūsų parduotuvėse. Praktiškai be skonio. Tai ištyrė 3 metų didžiulę studiją, amerikiečių institutas įvertino žemės pavyzdžius ir įvertino derliaus pavyzdžius ir patalpino didžiulę mokslinę studiją. 300 ūkių Europoje ir Amerikoje buvo įvertinti pavyzdžiai žemės ir daržovių, ir vaisių, ir sėklų, ir grūdų. Ir matot, kiek kartų sumažėjimas čia pavaizduotas maistinių medžiagų. Antioksidantų, polifenolių, kalcio, geležies, magnio ir panašiai. Taip, kad tai yra didžiuliai trūkumai. Ir kai aš mokiausi universitete ir kolegijoje, mums mokė, kad vienoje daržovėje yra tiek tai maistinių medžiagų. Ir mes tai įvertindami paskaičiuodavom, kad taip mes turėtumėm gauti visas maistinės medžiagas ir kaip ir papildų net nereikėtų, jeigu tiek jų būtų. Iš tikrųjų taip nebėra ir jau vadovėlius reikėtų keisti, pritaikius prie dabartinės situacijos. Na ir kuo toliau tas žemės ūkis bus dar labiau nualinimas, kuo daugiau bus naudojamos cheminės trąšos, tuo mažiau tų maistinių medžiagų bus pačiose daržovėse, vaisiuose, sėklose, grūduose ir panašiai. Ir tai mes turėsime tokią ateities mitybą, kai mes be papildų negalėsime netgi tie, kurie nesportuoja, normaliai funkcionuoti ir gyventi. Deja, bet kaip liūdna bebūtų, bet taip yra. Dabar tas maistas turi didžiulį įtaką. Visų pirma, tai yra žarnyno sveikatai, nes jūs žinote, kad ten gyvena bakterijos, kurios šeimininkauja mūsų kūne ir jos didžiulį vaidmenį atlieka tiek imuniniai sistemai, tiek energijai, tiek nuotaikom, tiek funkcijom kitom viso organizmo, padeda įsisavinti medžiagas ten ir panašiai. Taip, kad tas maistas, kurį mes suvalgom, mes turėtum galvoti, kaip mes prisidedam prie to sveikatos, to žarnyno. Ir mums šiandien dienai mūsų tas pieno produktai visi iškaitinti, bakterijų praktiškai nėra arba labai nedideli jų kiekiai. Jeigu mes nevalgom fermentuotų, raugintų maisto produktų, tai mes nepraturtinam mityboje tom gerosiom bakterijom. Na, taip atsitiko, kad tiesiog maisto pramonė nusprendė tas bakterijas iš maisto grandinės pašalinti, kad maistas negestų. Tai su tuo susidūrėm su nemaža problema, nes kuo valgom daugiau cukrų, kuo valgom daugiau kepto perdirbto maisto, kuo gaunam daugiau streso, tuo mūsų tų bakterijų sudėtis žarnyne mažėja. Ir mes tai galim išspręsti 2 būdais, tik tai 2 būdais. Tai yra gerųjų bakterijų gėrimu, vartojimu, bent jau porą kartų per metus ir prebiotinėmis skaidulomis kiekvieną dieną pamaitinant gerasias bakterijas. Ir jeigu mes duodam prebiotinių skaidulų, mes tada pamaitinam gerasias bakterijas, jų gerųjų kiekis bakterijų didėja ir jos kontroliuoja tą padėtį ir tvarko mūsų žarnyno sveikatą. Tai čia yra pirma tokia sistema. Antra sistema, kur maistas turi didžiulę įtaką, tai yra ląstelės sveikata. Čia yra nupiešta ląstelė ir jos funkcijos ir turbūt žinote, kad tos čia mėlynai pavaizduotos yra mitochondrijos. Jos išskiria energiją ir dėl energijos trūkumo, energijos sutrikimų sportininkai negauna tinkamo norimo rezultato. Taip? Tai visų pirma, tai labai svarbu suprasti tą ląstelės veiklą.
Visų pirma, ląstelė turi savo membraną, tą apvalkaliuką. Ir nuo jo pralaidumo priklauso, kaip medžiagos įsisavina, kiek energijos išsiskiria, kaip išsivalo ta ląstelė, toksinai pasišalina ir ta gyvybė, tos ląstelės turi funkcionuoti visą mūsų gyvenimą. Deja, dėl tam tikrų maistinių medžiagų, ypatingai sočiųjų riebalų vartojimo didžiulio, tai yra pieno produktai, mėsos produktai, konditerijos, perdirbti produktai, padažai įvairiausi, palmių aliejai, sutrinka mūsų medžiagų apykaita. Ir jeigu mūsų mityboje trūksta gerųjų riebalų, apie kuriuos aš prieš tai rodžiau, tai yra riešutai, alyvuogės, avokadai, omega 3 riebalų rūgštis, augaliniai maistai, kurie turi tų gerųjų riebalų, tada mūsų funkcijos, jeigu mūsų mityboje trūksta, tada mūsų ląstelės funkcijos sutrinka. Tačiau, kad jinai būtų sveika, kad jinai būtų normalus pralaidumas, kad medžiagos įsisavintų, energijos įsiskirtų daugiau, santykis tarp riebalų turi būti labai aiškus, labai svarbus, mažiau negu 3:1. Ir tas omega 6, omega 3 santykis vaidina ypatingai didžiulį vaidmenį. Tai, sakyčiau, tai yra esmė mūsų šių laikų mitybos ir gyvenimo būdo problemose ir sprendimuose. Nes mes cukrus galim kontroliuoti, mes juos matom, mes jau atskiriam. Kaip sukontroliuoti riebalus, dar ne visi žmonės žino. O omega 6 ir omega 3 riebalai turi ir jų disbalansas turi didžiulį įtaką mūsų sveikatai. Visų pirma, lėtinių uždegiminių ligų vystymasis. Omega 6 skatina uždegimus, omega 3 mažina. Ir jeigu geras santykis tarp šitų dviejų riebalų rūgščių, lėtinės ligos nesivysto. Koks tas santykis, galima pasidaryti testą. Tai yra kraujo tyrimas, kurį vėliau truputėlį parodysiu. Taip pat tai turi didžiulį įtaką imuniteto stiprumui, imuniteto aktyvumui. Omega 3 riebalų rūgštis turi didžiulį įtaką mūsų smegenų veiklai. Dėmesiui, koncentracijai, reakcijai, nuotaikom, miegui, atminčiai, tiesiog visa virtinė funkcijų, kur smegenys yra riebalai ir būtinai reikia tais geraisiais riebalais atstatyti mūsų mityboje, kad mūsų gerai funkcionuotų smegenys. Ir taip pat riebalų rūgščių balansas turi didžiulį įtaką elastingumui viso kūno, viso audinių. Teko atlikti su futbolininkais 3 metų studiją, ir jinai yra publikuota beje ir Lietuvoje sporto žurnale medicinos. Tai pastebėta, kad jeigu subalansuoji santykiai normą atvedi, gerėja audinių elastingumas, mažėja traumų tikimybė, greitėja atsistatymas po ligos, didėja darbingumas, tai reiškia treniruotėse didesnis valandų skaičius treniruotėse sportininko, mažiau serga jisai. Ir dėl to pasiekia geresnius fizinius rezultatus. Tai aš sakyčiau, labai yra svarbus šitų riebalų rūgščių santykis. Antras, kas yra trūkumas šiandien dienai, turbūt vis mažiau ir mažiau valgoma daržovių, vaisių, sėklų, grūdų. Ir čia sutrinka mūsų žarnyno funkcijos. Tai prebiotinių skaidulų trūkumas. Vidutiniškai gaunam tik pusę reikiamo kiekio. Mes maždaug visi visuomeniai turėtumėm gauti 30 gramų, vidutiniškai suvalgom apie 12 gramų. Tai trūkumas. Ir su to trūkumu prasideda žarnyno problemos, imuniteto problemos. Ir kadangi žarnyne gyvena bakterijos ir jeigu sutrinka jų tas darbas, ta veikla, tai tas maistas, kokybiškas, kurį mes suvalgom, jisai nepasisavina į kraujotaką. Tos maistinės medžiagos nepakliūna, nes būtent bakterijos virškina tas maistinės medžiagas ir jos padeda pasisavinti mūsų kūną. Tai, sakyčiau, labai svarbus vaidmuo yra prebiotinių skaidulų. Ir taip pat mikroelementų trūkumas. Kaip ir minėjau, žemės nualinimas sukūrė taip vadinamą B tipo badavimą. Ką tai reiškia? Kad A tipo badavimas, kai mes negaunam apskritai maisto ir neturim energijos. Bet B tipo badavimas, kai mes turim maisto daug, valgom daug, bet negaunam maistinių medžiagų. Pavyzdys, bandelę suvalgėm, kalorijų gavom, energijos gavom, o maistinių medžiagų tenai praktiškai nebuvo ir mes vėl apsisukam ir vėl alkani. Ir tokiu būdu, mes neatstatę tų mikroelementų, nepraturtinę tais mikroelementais, mes neturime energijos tiesiog. Ir mes esam alkani be energijos, o kai dar esam alkani, dar ir pikti dažnai būnam, tai dar kitos bėdos prasideda, bet
Bet iš esmės labai svarbu būtent praturtinti savo mitybą tais mikroelementais. Nes fiziologiniam kūno atsistatymui įsivaizduokim, jeigu žmogus juda, naudojasi jo sistema ir sistema naudoja tas maistinės medžiagas, kurias mes gaunam su maistu. O jeigu mūsų kūne nėra tų maistinių medžiagų, tai tie resursai senka, išsenka, ir tada prasideda jau sveikatos rimtos bėdos. Ir turbūt nepaslaptis, kad mūsų žymieji sportininkai, jau to vyresnio amžiaus sportininkai, jau vos juda iš tikrųjų, nes judamasis aparatas ypatingai susinaudoja, susieikvoja, jeigu neduodi tu jam neatstatai jim to maistinėm medžiagom. Tai vat, kadangi plaukimas taip pat labai aktyvus sportas, tikrai didžiulių fizinių pastangų, tai tos maistinės medžiagos, mikroelementai, jie, sakyčiau, labai svarbus. Ir taip pat mikroelementai mažina oksidacinius procesus. Kuo mes fiziškai daugiau judam, kuo daugiau sportuojam, sporto metu išsiskiria arba atsiranda laisvųjų radikalų. Ir tie laisvieji radikalai žaloja mūsų organizmą. Tam, kad jie nežalotų, mums reikia antioksidantų. Tai tik antioksidantai tai sprendžia ir kuo daugiau mums jų reikia, tai kuo daugiau įvairesnio augalinio maisto, ir papildomai, tai tiesiog reikėtų pagalvoti, jeigu augalinio maisto per daug nesuvalgom, kaip aš galėčiau praturtinti save, savo organizmą tais mikroelementais, antioksidantais. Ketvirta problema – kalorijų disbalansas. Ir čia susiję su skirtingais procesais. Kai yra per daug kalorijų, sutrinka medžiagų apykaita, vadinama metabolizmo sutrikimai. Pradeda vystytis antro tipo diabetas, endokrininė sistema sutrinka, hormonų veikla ir ten daug bėdų atsitinka. Tačiau, kai kalorijų trūkumas yra, gali išsivystyti anoreksija. Tai kita problema, kuri priveda prie energijos trūkumo, nebuvimo, įvairių kognityvinių funkcijų sutrikimų ir panašiai. Taip, kad tas kalorijų balansas, jisai turi būti labai apskaičiuotas. Jeigu mes duosim per daug kalorijų, sportininkui bus sunku fiziškai judėti, sportuoti, jeigu duosime per mažai, jisai taip pat neturės energijos visiškai. Taip, kad tas parinktas tinkamas kalorijų kiekis yra pakankamai svarbus. Ir penktas, tas šių laikų mitybos ir šių laikų gyvenimo būdo problema, penktoji, tai sakyčiau, miego ir poilsio ir streso sutrikimai arba disbalansai. Ir jeigu mes fiziškai sportuojam daug, jeigu mes dirbame daug, mes turim atitinkamai ir ilsėtis atitinkamą kiekį. Nes šių laikų tempas yra toksai, daug dirbu, daug sportuoju ir greitai trumpai pailsiu. Tai va tas greitai trumpai pailsiu gali privesti prie rimtų labai sutrikimų ir tai perdegimo sindromai įvairūs, kai neišsimiegame, energijos taip pat nejaučiame, atsistatome blogai, nes miegas tai būtent poilsis, miego poilsio režimas turi būtinai bus pas profesionalus labai svarbu vaidmenį vaidinti. Ir padidėja iš karto traumų rizika ir panašiai, ligų padidėja, imuninės sistemos susilpnėjimas ir panašiai. Ir kągi reikėtų keisti ir ką reikėtų daryti. Mes norime kiekvienam iš jūsų pasiūlyti labai konkretų sprendimą. Nustoti spėlioti, ko reikia ir ar aš darau teisingai, ar aš nedarau teisingai, ar man kažką keisti ar nekeisti. Mes norime pasinaudoti ir pasiūlyti jum 2 sprendimo būdus. Pirmas, užpildyti sveikatos klausimyną savo vaikui, kad galėtumėte įvertinti prieš ir antrą kartą užpildytumėm, pavyzdžiui, po pusės metų ir palygintumėm tuos 2 atsakymus, kuriuos jūs užpildėte. Tai būtų, sakyčiau, labai svarbu sužinoti, galbūt jau yra kažkokių tai negalavimų, ką norėtųsi pagerinti, kažkokių sprendimų, ką norėtumėt pagerinti. Ir kartais būna taip, kad sako tėveliai, vaikas, kažkaip tai neauga. Norisi, kad jisai augtų, bet neauga. Tai vat duodam sprendimus ir mamos skambina, sako, per 2-3 cm per mėnesį paaugo jau. Tai sakau, matot, rezultatas jau veikia. Tai užpildę sveikatos klausimyną, jūs paliktumėte savo kontaktus, mes galėtumėm susisiekti su jumis, duoti konkrečius patarimus, kiekvienam individualiai. Tai, sakyčiau, labai svarbu tas individualus požiūris. Tai čia yra pirmas. Antras. Pasidaryti kraujo tyrimus. Mes turim labai tikslius kraujo ląstelės tyrimus, kuriuos atlieka laboratorija ir maždaug po 5 dienų gauname juos anoniminius
ir susisiekę su jumis galėtumėm padiskutuoti, išaiškinti kraujo tyrimo rezultatus. Kraujo tyrimą parenkam pagal reikalingumą, atsižvelgdami į kiekvieno užpildžiusio sveikatos klausimyną. Na, o sveikatos klausimyną jūs tiesiog čionais galite nusiskanuoti QR kodą va dabar ir baigus mūsų paskaitai, pasibaigus paskaitai, galite tiesiog 14 ten klausimų, labai lengvi, taip, ne, atsakote ir vėliau mes per ateinančias porą savaičių su jumis susisieksime, pasistengsim kuo greičiau, bet priklausys nuo aišku, užklausų kiekio, su kiekvienu iš jūsų pabendrausim. Ir gausite konsultaciją ir gavę kraujo tyrimo atsakymus, mes matysime, kaip galime padėti jum išspręsti klausimus atlikę būtent kraujo tyrimo tokį mėginuko išsiuntimą į laboratoriją. Paimama iš piršto porą lašelių kraujo, yra specialūs rinkinukai, yra tikrai ypatingos kainos skirtos bendradarbiaujant su Nemunu, taip kad jum nereikės pirkti mažmeninę kainą, kuri Antėjai laboratorijoje toks testas kainuoja 260 eurų, arba Zinzino interneto puslapį 183. Žymiai pigiau suorganizuosim, kad jūs galėtumėte įsigyti tuos testus ir pasidaryti savo šeimose. Na, o klausimas kartais būna, tai kas čia per laboratoriją? Štai matote, laboratorija Vitas Analytical Service nuo 90 kažkelintų metų dirba, jau virš 30 gerokai metų, dirba su pasaulio mokslo centrais, lyderiais. Man pačiam teko būti ne kartą šitoj laboratorijai. Ir tai yra mokslo centre įsikūrusi Osle laboratorija, kur atlieka labai tiksliai kraujo ląstelės tyrimus, tokia labai tikslią technologiją. Ir tie tyrimai parodo, visų pirma parodo, ar jūs esate saugioje zonoje, jeigu jūsų santykis riebalų rūgščių, pavyzdžiui, mažiau negu 3:1, jūs esate saugioje zonoje, nesivysta lėtiniai uždegimai, gera medžiagų apykaita, vaikas neserga, imunitetas sustiprėja ir panašiai. Taip daug funkcijų labai sprendžiasi. Jeigu jūs esate pavojaus zonoje daugiau negu 3:1, tada reikalinga būtinai imtis iniciatyvos ir spręsti situaciją, kad jūs galėtumėt pakeisti savo vaiko arba savo šeimoje situaciją. Ir mes duodame sprendimus. Visų pirma, taikome sprendimus, tai yra mitybos įtakos sprendimus, stengiamės išaiškinti, kaip riboti itin perdirbtą maistą, gėrimus su cukrumi ir panašiai. Mes stengiamės įtraukti į mitybą daugiau žuvies, daugiau vaisių, daugiau daržovių. Taip pat rekomenduojame, kaip valgyti pusryčius, pietus, vakarienės, patariame. Taip pat norime prisidėti prie to, kad paskatinum šeimas bendrai visiems kartu valgyti pietus, vakarienės, galbūt jeigu nepavyksta kasdieną, tai bent savaitgaliais, tokiu būdu rodant iniciatyvą vaikam, aiškinant, pasakojant apie tą maisto svarbą ir būdant pavyzdžius savo šeimose. Tas, sakyčiau, labai svarbu. Ir to, ko trūksta, praturtinti mitybą trūkstamomis maistinėmis medžiagomis, tai ir vitaminas D, omega 3, skaidlos, mikroelementai, kai kurie papildai, kurie sportininkui fiziologiškai svarbus, reikalingi ten raumenų vystymuisi arba energijai atsistatyti ir panašiai. Ir taip pat skatiname vartoti daugiau vandens. Taip, kad tas tinkamas pasirinkimas, kuriuo keliu čia eiti, ar tuo kairėje pusėje, ar į dešinę pusę, tai kiekvienas išsirenkam ir aš manau, kad jūs teisingai pasirinkote tinkamą pasirinkimą, kad kuo daugiau to augalinio, natūralaus maisto, kuo mažiau perdirbto maisto, kuo daugiau virto, garinto, troškinto, namuose ruošto maisto, tai apie visą tai mes galėsim irgi edukuoti jūs ir praturtinti tą maistą maistinėm medžiagom. Dabar kokios maistinės medžiagos vienos iš svarbiausių? Čia yra nupieštos, parodytos 3 maistinės medžiagos, vadinamos sveikatos protokolu. Kodėlgi jisai yra sveikatos protokolas? Todėl, kad pagrindinės maistinės medžiagos, kurių labiausiai trūksta, jos ir yra protokolas. Tai yra gerieji riebalai, omega 3 su polifenoliais, tai yra iš žuvies ir iš alyvuogių paimtos veikliosios medžiagos, sumiksuotos ir tapusios unikaliomis, labai skiriasi nuo tiesiog paprastų žuvies taukų vaistinėse. Nes tas funkcionalumas būtent šitų omega 3 su polifenoliais, jos atstoja tokį patį produktą, lyg tai žuvį valgytų vaikas. Tik tiek, kad čionais yra išvalyta, skani, ir duodanti efektyvumą tokį patį, lyg žuvį suvalgytum. Nes ne visi produktai vaistinėse duoda tą patį efektą.
Antras produktas Zinobiotik, tai yra prebiotinės skaidulos tam žarnyno veiklos pagerinimui, kad ir energijos būtų, ir imuninė sistema normaliai funkcionuotų, ir maistas gerai įsisavintų ir gerai funkcionuotų tada mūsų visos fiziologinės sistemos. Na ir trečias atsistatymas, energijai, vitaminai, mineralai, antioksidantai viename. Jums nereikėtų bėgioti ten po 3-4 skirtingas bankutes, pirkti ten tų vitaminų, mineralų. Čia yra sudėta viskas į vieną vietą, 40 virš pavadinimų, iš kurių pagrindiniai mikroelementai, vitaminai ir mineralai, plus labai svarbus antioksidantai būtent sporto metu, kad tą oksidavimosi procesą kiek įmanoma sumažintų, kuris vyksta sporto metu, fizinio aktyvumo metu. Tai sakyčiau, tokie 3 labai svarbus pagrindiniai. Ir dar vienas unikalus, čia yra nupieštas, mėlynas toksai buteliukas, apie kurį girdėjau ir Marina pasakojo savo atsiliepimus, tai truputėlį aš apie jį taip pat papasakosiu. Tai čia yra toks pagrindinis sveikatos protokolas, prie kurio aš dar pridėčiau vieną produktą, Viva. Toksai šafrano ekstraktas. Jisai skirtas ypatingai varžybų metu, jeigu kažkas tai iš vaikų jaudinasi, nerimauja dėl rezultato, kaip pasirodys, galbūt naktį net nemiega jau prieš varžybas. Jisai gerina mūsų dėmesį, koncentraciją, reakciją, kas galbūt irgi labai svarbu, šokant į vandenį ar laiku įšokama taip. Taip pat jisai gerina nuotaiką, gerėja miegas, tai toksai šafrano ekstraktas labai puikus preparatas, kuris, sakyčiau, varžybų metu ypatingai unikalus, tie, kas stresuoja, tie, kas turi per didelį jautrumą. Ir dabar, kadangi kalba eina apie imuninės sistemos aktyvavimą, norisi, kad profesionalūs sportininkai kuo mažiau sirgtų ir kuo didesnį fizinį aktyvumą jūs galėtumėt pakelti, taip vadinkim, galėtumėt turėti. Tai yra vienas iš tokių veikliųjų medžiagų beta-gliukanai, labai unikalus produktas, Protektas vadinasi. Tai yra natūralūs beta-gliukanai, kurie aktyvuoja imuninės ląsteles, neutrofilus ir makrofagus, tokie imuninės ląstelės. Ir jeigu mes jas laikome aktyves, nei virusas, nei kažkoksai tai peršalimai, ar nei kažkokios tai infekcijos, ar virusai praktiškai nekovoja. Stiprina imuninę sistemą, prisideda prie cholesterolio reguliavimo, širdies, kraujagyslių sistemos. O šiaip pagrindinis tai taikomas imunitetui. Ir galiu pasakyti, jeigu jau, pavyzdžiui, jaučiate, kad vaikas jau ten temperatūra kyla, ar jūs patys jaučiatės, kad jau kažkas tai lygtais gerklė perštėt pradeda ar sloga, 2 kapsulytės iš vakaro išgėrėte, ryte 2, sekančią dieną jūs nesusirgot. Toksai greitai veikiantis, jo nereikia visą laiką praktiškai vartoti, nebent jau imunitetas silpnas, tada profilaktiškai po 1 galima naudoti. Bet iš principo tai tik tada, kada jau ten kažkoks svarbus etapas, varžybų etapas, kelionių etapas, pavyzdžiui, kad kelionėje nesusirgtumėt, arba jau matot, kad jau ten imunitetas jau nusilpęs ir reikia jį suaktyvuoti. Tai toksai iš mielių išimta veiklioji medžiaga vadinama beta-gliukanai. 1,3, 1,6 beta-gliukanai, jų yra skirtingų rūšių beta-gliukanų, bet šitie 1,3, 1,6, jie ypatingai veikia imuninę sistemą. Labai aktualus, greitas produktas, greitai veikiantis, tiesiog iš vakaro išgėrus, sekančią dieną jūs pasijausite gerai, arba jeigu ir susirgsite, tai labai lengva forma, tai labai greitai pasveikstama, tiesiog naudojant šitus. Na ir dabar mėlynoji spirulina. Mėlynosios spirulinos ekstraktas, sakyčiau, vienas iš labai unikalių produktų. Jis yra fikocianinas iš mėlynųjų dumblių. Visiškai natūralus produktas, tai yra maistas esantis dumbliuose. Ir gamintojas iš Liuksemburgo, Akselis, jie išėmė tas veikliąsias medžiagas ir padarė tokį produktą. Jis yra saldus, įpili į vandenį 8 ml ir po sporto išgeri. Ką jisai daro? Visų pirma, labai aktyviai veikia, stabdo laisvuosius radikalus, būtent tą oksidacinį poveikį, tai sportuojantiems, sakyčiau, vienas iš tokių svarbiausių, arba, pavyzdžiui, jau labai rimtom lygom sergantis, tai irgi galėtų naudoti, nes tą oksidacinį procesą stabdo labai aktyviai. Stiprus poveikis imuniniai sistemai, paskatina leukocitų gamybą, reiškia, baltieji kraujo kūneliai, jų pradeda gamintis daugiau, imunitetas sustiprėja ir jisai greičiau tvarkosi su visais virusais. Uždegimus mažina. Teigiamo poveikio odai. Detoksikacija, labai svarbus momentas, kad mūsų organizme neliktų toksinų, neužsilaikytų jie, tai būtent kepenis išvalo, detoksikuoja ir taip pat prisideda sportininkam prie nuovargio ir energijos mažinimo, didina deguonies kiekį,
kraujotakoj ir šitas produktas, sakyčiau, didina ištvermę. Tie, kas matuojasi su laikrodžiais, kai kurie miegant su žiedais matuoja savo miegą, deguonies lygį, pastebėjo, kad pulsas reguliuojasi, didėja, sportininkas gali skirti didesnį fizinį krūvį, fizinę tempą palaikyti didesnį, mažėja nuovargis, mažėja energijos, daugėja energijos. Ir viena iš puikių dalykų, ką jisai daro, jisai laktatus pašalina iš organizmo. Jisai suskaido laktatus. Kai sportininkas sportuoja, po sporto skauda raumenis. Tai va tas skausmas dėl to, kad išsiskiria pieno rūgštis, laktatai vadinasi. Tai va šitas preparatas, šitie dumbliai mėlynieji, jie sugeba tuos laktatus paversti cukrumi, gliukozę, kurią sportininkas sunaudoja fizinio aktyvumo metu. Tai reiškia, jisai labai greitai atsistato po sunkių treniruočių, labai treniruotės metu greitai pas jį keičiasi, mažėja ta nuovargio toksai lygis, netoksai jisai greitas nuovargis. Ir, sakyčiau, vienas iš tokių produktų, kurie visiškai unikalus, antidopingo kontrolę praėjęs, taip pat visiškai saugus, galite bet kas naudoti. Ir taip pat imuniniai sistemai be galo svarbus, aišku, yra vitaminas D. Vaistinėse tikrai daug visokiausių vitaminų D, tačiau pastebėjom, kad ne visi jie taip pat vienodai įsisavina. Šitas vitaminas D ZinoShine yra su magnio 4 skirtingais pavadinimais natūralaus magnio, o magnis pagerina vitamino D įsisavinimą. Ir šitas vitaminas D yra natūralus iš kerpės, augalinės kilmės, ir tai yra nesintetinis, o natūralus vitaminai. Taip, kad tai yra, sakyčiau, vienas iš tokių labai unikalių produktų rinkoje, labai nedidelė kaina, bet labai efektyvus. Ką jis daro? Visų pirma, vitaminas D, žinome, imuniniai sistemai palaikyti, bet svarbiausia tai yra raumenų funkcijai gerinti. Kadangi jis gerina kalcio įsisavinimą, kuris svarbus ir jėgai, ir ištvermei, ir kaulų struktūram, taip pat jisai labai svarbus ir raumenų veiklai. Mažina nuovargio, raumenų skausmus po intensyvių treniruočių, sakyčiau, labai yra svarbu žinoti lygį vitamino D. Ir taip pat, jeigu norėsite, mes turime tą vadinamą auksinio standarto vitamino D testą, kurį galime jūsų šeimoje pritaikyti ir sužinosite tiksliai. Pasirodo, Lietuvoje ne visi vitamino D testai yra vienodi. Paprasti testai, tie pigus, jie neturi labai tokio patikimumo didelio ir buvo čia, toks mažas skandaliukas, kai tyrimą atliko Lietuvos ryto televizija ir ištyrė, kad skirtingose laboratorijose skirtingi rezultatai. Ir pradėjo aiškintis, kodėl. Pasirodo, kad Lietuva nedaro testo pagal auksinį standartą, nes tai yra pakankamai brangu, apie 50 eurų testas kainuoja. Tai visi daro tos pigesnius už 15, už 20 eurų testus, kurie nerodo tikslaus labai rezultatą. O mes, dirbdami su ta laboratorija, turim auksinio standarto testą ir turim labai tikslų kiekį, žinome, kiek faktiškai yra to vitamino D jūsų kūne. Ir vitaminas D, aišku, kaulų sveikatai, kalcio įsisavinimui padeda ir sąnariam, apkrovom didina, mažiau susidėvi, tada sąnariai, kaulų struktūros geresnis būna. Ir taip pat, aišku, ir hormonų veikloje dalyvauja ir imuniniai sistemai. Taip, kad sakyčiau, tokios vienos iš pagrindinių veikliųjų medžiagų, kurios yra labai labai svarbios sportuojantiem. Ir aišku, jau kas norite ten paskui raumenų masę truputėlį didinti, reikėtų pagalvoti apie baltymų natūralių vartojimą, tai vėlgi galima būtų padėti, patarti ir parekomenduoti. Jeigu norėsite man užduoti kažkokius asmeninius klausimus arba susisiekti su manimi asmeniškai, štai čia yra mano QR kodas, kur nusiskanavę pakliusite į mano puslapį ir galėsite pasižiūrėti video arba patarimų arba susisiekti su mane ir gausite gerą rekomendaciją. Tai ačiū už tai, kad klausėte paskaitą ir dabar klausimai atsakymai. Tai prašom, kas norite, galite mielai kreiptis. Tai įsijunkit mikrofoną, klauskit arba į chatą, tada parašykit savo klausimą. O, tiek vaikų. Kaip jūs gyvi? Jums, Jonai, už paskaitą dėkoja visa dailio plaukimo komanda iš išvykos. Ačiū, aš irgi jūs myliu. Ačiū. Šaunuoliai, dėkui jums. Taip, tai jeigu tėveliai turite klausimų, prašom mielai kreiptis. Jeigu nenorite asmeniškai dabar kreiptis, būtinai užpildykite tą sveikatos klausimyną
ir mes su jumis susisieksim asmeniškai, pabendrausim su jumis ir parinksim pagal tų vaikų svorį, pagal tų vaikų fizinį aktyvumą, pagal tų vaikų kraujo tyrimą parinksim tuos papildus ir maistinės medžiagas, kurių jūsų vaikam reikia. Nes kaip čia matau klausimas yra, ar galima perdozuoti vitaminais ir papildais. Tikrai galima, dėl to labai svarbu, kad mes parenkame atsižvelgdami į kūno svorį, į fizinį aktyvumą ir kraujo tyrimo rezultatą. Tai yra svarbiausia. Na, o su tais papildais, su kuriais mes dirbame, mes juos taikom mikrokiekiais, tai yra mikromedžiagų kiekiais. Ir mūsų filosofija mokslininkų, kadangi atstovaujam skandinavų, norvegų mokslininkus ir norvegų įmonę šitą, tai norvegų filosofija yra tokia papildų vartojimo, kad papildus reikia vartoti ne tada, kada jų jau pritrūksta mūsų organizme, o tada, kad kiekvieną dieną su maistu mes juos turim gauti. Tik tai tada mes juos turim gauti labai labai mažais mikrokiekiais, tam, kad jie kiekvieną dieną ateidami aptarnautų, aprūpintų mūsų kūno struktūras tiek, kiek mums reikia. Tai mes parenkam tokius, kurių dar per 14 metų dar niekas nėra perdozavęs. Vaikai, kaip jūs jaučiatės? Gal turit klausimą jūs kokį nors? Jaučiamės. Šiuo metu neturi, bet kartu su tėveliais namuose pagalvos ir užpildys anketą, tai ten viskas surašys. Puiku. Pas mus viskas puikiai. Puikiai. Sveikinam su pergalėm ir sveikinam su pasiekimais, na, o kurie nepasiekė pergalių, tai turbūt turėsite galimybę jas pasiekti, pagerinę savo fizinę formą, aš manau. Mes pasistengsim jums padėti tai pagerinti. Dar, Jonai, klausimas yra vienas. Koks skaidulų kiekis rekomenduojamas vaikams? Vaikams iki 12 metų truputėlį mažesni kiekiai, virš 12 metų vaikams jau yra suaugusių kiekiai. Šiaip pagal evoliuciją mes gaudavom iki 100 gramų skaidulų kiekvieną dieną, nes valgydavom praktiškai daugiausia augalinį maistą, vėliau civilizacijai įsibėgėjus vis mažiau to augalinio maisto valgom ir dabar pagal Sveikatos organizaciją PSO rekomenduojama 30 gramų skaidulų. Vidutiniškai suaugęs žmogus suvartoja apie 14 gramų skaidulų, vaikas suvartoja maždaug apie 5-8 gramus skaidulų, kas yra labai labai mažai. Ir įvairiais būdais mes integruojame į mitybą tas skaidulas, tai maždaug reikėtų nuo 6 gramų iki 12 gramų skaidulų praturtinti kiekvieną dieną visų žmonių racioną. Tada gerai funkcionuotų virškinimo sistema, tada gerai funkcionuotų ir kognityvinės funkcijos, nes ten taip pat turi didelę vaidmenį. Žarnyno sveikata ir mūsų nuotaiko, mūsų dėmesio ir panašiai. Imuniniai sistemai labai daug. Tai nuo 6 iki maždaug iki 12 gramų reikėtų integruoti. Bet, sakau, pagal kiekvieną individualiai parinktumėm, nes labai priklauso nuo to maisto, kiek valgote. Kiek valgote maisto natūralaus, kiek maisto perdirbto, kiek kepto maisto, kiek šviežio maisto, nuo to netgi irgi priklauso. Ir mes vizualiai netgi taip įvertinam maždaug kiek suvartoja skaidulų per parą. Ir pagal tai duodam rekomendacijas tada. Kurios paros metu rekomenduojama gerti omega. Moksliniais tyrimais nustatyta ir mes dirbam su sportininkais jau ilgus metus, pastebėjom, kad pirmus metus pradėjus balansuoti žalgiriečius, pamatėm, kad mes nesugebėjom jiem atstatyti į santykio. Pradėjom aiškintis, kodėl yra. Pasirodo, jie prieš treniruotės išgerdavo omega 3, o treniruočių metu, fizinio aktyvumo metu sunaudodavo tos medžiagas kūnas energijai. Tai pakeitėm situaciją, po treniruočių pradėjom duoti, tai geriausia vakarais, geriausia po fizinio krūvio vakare išgerti omegas. Tada jos bus sunaudotos pagal poreikį, pagal reikalingumą. Ir po maisto. Taip. Ar sportuojantiems vaikams galioja 2 gramai kilogramui baltymų taisyklė?
Galioja ta pati taisyklė, nes priklauso nuo svorio vaikučio. Tai įsivaizduokime, jeigu ten normaliai, nežinau, kiek vaikas sveria, gal pagal amžių, aišku, skirtingai jie sveria, bet maždaug galioja ta pati taisyklė. Bet priklauso vėlgi individualiai, kiek sportuojate. Taip? Tai vėlgi, taip kaip aš minėjau, sportininkam, jeigu sportuojate iki 3 kartų per savaitę vienas kiekis būtų virš 3, taip nuo 5 ir daugiau turėtų būti jau padidinti kiekį. Bet iki 2 gramų. Nebent ten, pavyzdžiui, kultūristam reikėtų tada daugiau, ten, kurie nori kelti štangas, bet mes kalbam su plaukikais, turbūt ne kitų sporto atstovais. Tai pagal skirtingas sportas skirtingas būtų kiekis. O pasiruošimui dar, Jonai, varžybom, pavyzdžiui, ne? Pasiruošti varžybom dėl pačio maisto prieš pat varžybas, ar rekomenduoji valgyti kokį maistą tada prieš varžybas? Kaip ir minėjau, pačioje pradžioje svarbiausias maistas prieš varžybas yra angliavandeniai. Nes ten gaunama greita energija, lengva energija, greitai įsisavinanti energija. Tada kūnas nenaudoja jos perdirbimui, nes greičiausiai įsisavina angliavandeniai, vėliau riebalai ir tik tai sunkiausiai ir lėčiausiai riebalai. Tai mums reikėtų taip orientuotis, kad ten porą valandų iki varžybų mes gautumėm ir baltymų, ir truputėlį riebalų, bet daugiausia, kad tai būtų angliavandeniai visgi. Taip. Ir prieš pat jau ten varžybas kažkokį tai greitą vaisių, pavyzdžiui, ten bananas puikiai tiktų, ar ten dar kažkoksai tai natūralus vaisių, sakyčiau. Yra dabar tų fiziologinių kokteilių įvairiausių, maistą pakeičiančių kokteilių, kur aš irgi pastebėjau, pavyzdžiui, aš prieš sportą irgi naudoju, tai ką pastebėjau, kad tie fiziologiniai kokteiliai, maistą pakeičiantis kokteiliai, kuriuos yra baltymai, riebalai, angliavandeniai, viskas subalansuota, vitaminai, mineralai, jie ant tiek smulkios dalelės yra, kad kūnas nenaudoja energijos virškinimui. Ir tada tu jautiesi sotus, energingas, greitas, lengvas, neapsunkęs, nemieguistas, o kaip tik toksai nutaikingas. Ir netgi vos ne prieš pat startą jisai suvartojamas ten pusvalandį iki ir kuo puikiausiai jaučiasi. Ačiū. Na ką, prabėgo valanda. Tai manau, kad šiam sekmadieniui gal užteks. Jeigu norėsite truputėlį daugiau informacijos, mes visą laiką pasiruošę prisidėti prie konsultacijų. Taip pat dėkoju Marinai, rašome bendrai kartu ir straipsnius, daliname su jumis tais straipsniais, skaitykite juos ir atsakykite į sveikatos klausimyną. Ir kas norite, tikrai rekomenduoju pasidaryti kraujo tyrimus. Kreipkitės, mes padėsim juos atlikti. Ir sužinosite, nuo ko reikia startuoti, nuo ko reikia pradėti ir vėliau galėsime jūs po pusmečio testuoti, pakartotinai sulyginti rezultatus, nes mūsų tikslas pasiekti rezultatą. Ne šiaip sau, kad jūs kažką tai naudotumėte, o tam, kad jūs gautumėte rezultatą to, kurio tikitės. Tai mes kartu, manau, tai galim pasiekti. Tai ačiū labai. Aš dar turiu vieną klausimą, kadangi mums kitam sezonui, ne kitam, bet turbūt šį sezoną nusimato vėlyvos treniruotės, tai jos baigsis kažkur 8:30. Ką jūs rekomenduotumėt tiem tėvam ir tiem vaikam valgyti, kurie jau 9-10 eina miegoti? 8:30 baigėsi treniruotė, tai jie namo grįžta apie 9, o eina miegoti 9:30 arba 10. Ką rekomenduotumėt valgyti tokiu atveju? Valgyti, sakyčiau, vis tiek reikėtų po viso fizinio aktyvumo reikėtų gauti baltymų tam, kad raumenynas galėtų atsistatyti. Ne? Nes kai raumuo yra mikropažeidimai raumeniui, jo atsistatymui reikalingi baltymai. Tai tame maiste turėtų vyrauti angliavandeniai, jame turėtų vyrauti baltymai. Tai aš sakyčiau, puikus galbūt pasirinkimas būtų salotos, kažkokios tai su vištiena, su kalakutiena, salotos su žuvimi, pavyzdžiui, lašiša ar ten dar kažko tai. Tai toks maistas bus jisai lengvesnis,
Tik tai jeigu jau ten su mėsa, su vištiena, pavyzdžiui, ar kalkutiena, tai reikėtų vėlgi parinkti tą atitinkamą kiekį, kad ne per daug būtų, kad neapsunktų prieš miegą valgyti. Ne? Bet žuvis tai būtų, sakyčiau, toks vienas iš geriausių pasirinkimų, gali būti pupelės, ankštinės kultūros, kur irgi, sakyčiau, gerai, pieno baltymai, varškės baltymai taip pat. Tai vat, kažką panašaus iš šitų maisto produktų pasirinkti ir vis tiek po sporto reikėtų pavalgyti, kad neiti alkanam gult. Ačiū labai. Dar yra iš tikrųjų labai geras sprendimas dėl va, tokio greito pavalgymo, ne, po treniruotės. Aš kiek žinau, sportininkai naudoja, vat, išėję mamos mašinoje, turi kokteilį, kokteilį, kol grįžta namo, jau jie, ta prasme, pavalgo, ne, jau tas kažkiek laiko praeina. Tai tie kokteiliai yra netgi va, tą QR kodą nuskanavę, man atrodo, jūs rasite tam parduotuvėje yra kokteiliai. Tai juos iš tikrųjų galima, aišku, jeigu namuose plakti, tai galima papildomai įsidėti ten ir špinatų, ir nu, kas patinka, kas vaikui patinka, ką mėgsta, arba kokių maistinių medžiagų norisi ten praturtinti, tai irgi va, toks sprendimas labai geras. Taip, iš tikrųjų labai puikus, nes tada labai lengvai jautiesi ir sotus, ir pavalgęs, ir virškinimo neapsunkęs ir nedaug pakankamai kalorijų, kad tu ten nakčiai neprisivalgai daug, kad nedidėtų svoris. Ne? Tai tikrai vadinasi lean shake, toksai liesas šeikas, liesas kokteilis, kurį praturtinus bananų, uogom ar ten ko tik tai nori, galima po sporto išgerti iš karto. Kaip funkcinį maistą, tokį grinai po treniruotės po sporto. Yra dar tie funkciniai batonėliai įvairiausi, tik tai visgi man tai jie galbūt svarbi raciono dalis, kur pasiekiamas reikalingas tas kalorijų skaičius, bet man visgi per daug ten cukrų tų dirbtinių pridėta tuose batonėliuose. Ir kiek aš ieškau kažkokio labai labai kokybiško tokio, na, kad būtų vaisiai, riešutai, sėklos ir be pridėtinių cukrų, tai retai kur randu. Tai irgi opcija būtų dar tokia. Tai gerai, ačiū labai visiems, dėkoju už dalyvavimą, dėkoju už klausimus ir iki kitų susitikimų. Ačiū visiems. Ačiū. Lauksim klausimų ir klausimyną užpildykit. Sudė.